Žaislai vaikams iš trenk.lt. 3D pieštukas sugebantis piešti ore. Vietoje grafito naudojamas plastikas. Galvutės angalis įšyla iki 240 laipsnių, todėl labai svarbu laikytis saugumo reikalavimų. Šis pieštukas prisidės prie vaikų akiračio praplėtimo, erdvinio mąstymo ir motorinių rankų įgūdžių lavinimo. 3D adatėlių žaidimas Pinart. Aplink esančių daiktų, savo kūno dalių ar veido išraiškų 3D kopija per kelias sekundės. Tai puikus žaislas, kuriuo lavinamas taktilinis jautrumas, nuraminamos emocijos, vystoma vaizduotė ir išradingumas. Tačiau tai gali būti puikiai dovana biuro stalui ar įdomesniai lentynai. Skraidantis astronautas. Žaislas skirtas patalpų viduje arba lauke. Jam valdyti nereikalingas joks nuotolinio valdymo pultelis, kadangi jis savyje turi sensorius, kurie neleidžia jam nukristi ant žemės bei atsitrenkti į lubas. Kai astronautas jaučia tvirtą pagrindą, jis pradeda kilti. Kaip kilimo akceleratorių galite kuo puikiausiai naudoti savo ranką. Žaislą pakrauti galite vos per 20 minučių prie kompiuterio prijungę USB jungtimi. Statybinių šiaudelių rinkinys. Lavina motoriką, vaizduotę, koncentraciją, skatina kūrybiškumą. Šiaudeliai leidžia sukurti skirtingas trimates struktūras, ugdant vaiko erdvinį pojūtį. Komplekte rasite įvairių spalvų šiaudelius ir sujungimo elementus, taip pat pridedamas medžiaginis stentas bei iliustruoti statinių pavyzdžiai, pagaminta iš aukščiausios kokybės plastiko.